Sveiki, mėly bičiuliai. Sveikinu su jumis ankstyvą penktadienio rytą. Šalta, tiesą pasakius, stoviu prie upės, taip. Jau buvo gerai, buvo ten 30 laipsnių, vasara, visa kita, dabar vėl tas atšalimas ir dėja, taip kaip tyčia, kaip savaitgalį. Kaip visada būna. Tai va, iš tikrųjų, kaip sakyt, aktualijų šį kartą netiek mažai. Tai pirmiausia, tai visi turbūt stebėjot žinias ar kažkas, kas vyksta Kuršių mariose. Tai yra masinis karosų kritimas, kas, tiesą sakant, visus mokslininkus išmušė iš vėžių. Nes karosas viena atspariausių žuvų yra. Ten visokiam sąlygom užterštumui, kam norit. Ir toks kritimas pilnos pakrantės ir ne tai. Visada žuvis Kuršių mariose, nežinau dėl ko, dėl užteršumo, dėl kažkokios ten gal bioįvairovės, ta prasme, kažkokių tai problemų. Krisdavo kiekvienais metais, bet dažniausiai per karščius būna arba po žiemos kažkaip dabar taip tokioje vietoje labai keista. Ir tokių priežasčių visi gana pasimetę mokslininkai, labiausiai turbūt įkinamiausias dalykas tai yra raudonligė vadinama, bet jinai tokia bent jau kiek aš žinau, tai susidurdavo, tai būdavo privačių vandens telkinių savininkai. Tai kažkokiuose tvenkiniuose, kai žuvies per daug įleidžia, ypač karpynai nuo to kentėdavo įvairūs komerciniai telkiniai, kur ten viršė, nežinau, kelis kartus žuvies gulimo normas, ko daugiau prileidžia, kad ten daugiau pagautų ar ko, tai pradeda karpiai sirgti, bet kad karosai, tai čia kažkaip įdomu. Tai va, ir kritimas tikrai masinis. Nežinau, ar visa populiacija žus, o gal tik tai dalis jos kita prisitaikys. Vietiniai kalba, kad irgi gal dabar karosai plaukia, tai buriavosi tiesiog, jeigu nerštus, tai už tai taip persidavė greitą ligą, bet greit turėtų pradėti ir šitie karpiai. Tuo pačiu būtų ir karpiai irgi pažeidžiami yra, o lygis labai stipriai, bet kai bus, tai bus. Dabar tokia situacija. Kas dar dabar vakar pasiskambino Monikai Kazlauskaitė irgi paklaus, žinau, kad jinai daug dabar kovoja, seka situaciją, visur aktyviai dalyvauja, kaip ten dėl mūsų upių kovos, tai kažkokio didelio optimizmo neišgirdau. Tiesą pasakius, su Nemunu gal liūdniausia situacija, nes savivalda, savivaldybės gan entuziastingai remia šitą projektą. Dėl įvairių priežasčių, iš tikrųjų sunku pasakyti, ten liko 30 ar kiek ten kilometrų nukasimo ir planas yra sujungti Druskininkus su Nida vandens keliu. Ir turbūt mūsų rėvas nukentės, dar aišku, kaip sakyt, kol mūšis tebevyksta. Bet gal labiausiai stebina ir būtent šitų savivaldybių, nes, kaip suprantu, biudžetas nemaža dalim eina iš jų. Taip tikrai jos ten Dzūkijos savivaldybės, ar ten paimk Alytų, ar ten kažkokius kitus miestelius, tikrai nėra labai jau turtingi. Ir su keliais problema, ir su kitais dalykais, o čia, tikrai kasami milijonai tokiam dalykui ir gal ES kažkiek remia dėl tų finansinių dalykų, dar gal sunku tiesiog neįsiaiškino, kokie yra procentas ES paramos, kiek iš biudžeto, kiek iš savivaldybių. Bet kol kas šitoje vietoje viskas vyksta į gilinimo pusę ir naikinimo rėvo. Ir kas gal tiesiog kartais ir juokingai skamba, pavyzdžiui, Alytaus savivaldybė pirma iškasė, pasigilino, o paskui tik užstatė studijų planą, ką su tuo reiktų daryti. Tai va, ir apskritai, gal labai stiprus rėmimas yra iš viršaus, sunku pasakyti, iš politinės pusės ar ką, ir vandens vidaus kelių direkcija irgi labai aktyviai, ir Monika čia irgi kelias laidas išleido, tai iš karto turi teisinių reikalų, pasitenkinimų, kažkokios tai buvo pareikšta, kad gal padarė jinai klaidą, ten paminėjo, kad jau kelių direkcija ten 200 000 eurų baudų jau susirinkus už dalykus ir toliau tęsia veiklą, tai direkcija užprotestavo, kad ieškinių gamtai padaryta žalą, ne baudų. Tai čia toks, kaip sakyt, netikslumas, sakykime tai, bet esmės nekeičia ir, žodžiu, visus kritikus bandoma nutildyti ir mane perspėjo, kad šitoje vietoje, jeigu čia šnekėsi, čia perspėjo iš savų, tai sako, būk atsargus, čia gali turėti jaus kokių nors teisinių reiškinių, pretenzijų. Tai va, toliau, kas čia yra iš tokių. Iš tikrųjų, tai gal bendrai taip negaliu pritarti. Evaldas Bubulis tą patį laidose išdėstė ir kitur. Iš tikrųjų keista, kai kasama, viskas daroma, bet neišnaudojama esama infrastruktūra. Pavyzdžiui, kelias Birštonas Kaunas yra tikrai labai vaizdingas. Kauno Pares, šlaitai Kauno marių, viskas. Bet nieks infrastruktūros labai nerengia. Nei tu ten kuro kažkur įsipilsi, sustoti, jeigu plauki, gal kokie Rumšiškių įlankoj, ten yra tokia vietelė kažkokia. Neišnaudojama to lygiai taip pat, jeigu paimt Kaunas Nida, irgi toj pusė, irgi ten statoma, bet nerealiai tiesiog toks vaizdas, kad nelabai poreikio yra, arba, nežinau, ta esama infrastruktūra, nelabai patogi yra.
Tai tu sutvarkyk, kas jau yra ir po truputį tada jau ten gilink ją, ilgink, o ne dabar einama į ilginimo pusę, viskas greunama, bet tas, kas yra, irgi nefunkcionuoja. Tai va, kas čia daugiau tada iš to, apie pagavai dar yra kita problema, vat Nery nėra, atsiuntė Saulius, o čia žvejojantis irgi vaizdus, kaip čia laksto žmonės Nerymis su vandens motociklais. Arba kateriais labai galingai, žinot, žinai, ar kas žino, kas kokiuose Kauno mariose ir kokiam Seirijų ar kitose ežeruose, kas čia yra per triukšmas ir kas per daiktą, žino, tai įsivaizduokite, jeigu nerį pagilinti ir atsidarytų trasos, nes dabar yra rėvos, akmenys, čia daug nepalakstysi, to jis raiktą numušė. Tai įsivaizduokit, kas dėtųsi. Buvau kaip tik tai užvakar pasivaikščiot su žmona, tokį padarėm žygį palei nerį, tokį, kaip sakyt, Karmazinų taku ėjom, labai, tarp kitko, nuostabus pažintinis takas, 7 km, iš kurio turbūt didžioji dalis eina palei nerį, Neries šlaitais. Nuostabus vaizdai ir dabar idylė, paukščiai čiulbo, tikrai gamtos draustinis ir natūra ir įsivaizduok dabar lakstančius čia vandens motociklus ir kitokius tokius dalykus, kas tikrai atsivers tokia galimybė ir nebejoju, kad tikrai bus, jeigu tik bus įmanoma saugiai plaukti. Toks pagavai paleis dabar, aš daug labai girdžiu ko apie, na, kaip kadangi taisyklėse yra įrašyta, kad jeigu žuvis pagauta iškart paleista, nesiskaito pagauta, tai va to naudoja žmonės, labai aktyviai gaudo lydekas, salačius, kaip ir paleidžia, bet kaip ir negalima, toks irgi, nesmagus dalykas iš tikrųjų. Liko kelios dienos iki lydekų draudimo, gegužės 1 jau čia ne už kalnų, trečiadienį berods, trečią dieną, tai čia kelios dienos. Pabūkit, nebegaudykim to lydekų, tegul pailsi, tegul būna tiesiog iš pagarbos taisyklėm, iš pagarbos vienas kitam, nebedaug liko. Salačiam truputį ilgesnis draudimas. Draudimai yra sugalvoti, kad truputį pasaugota žuvis, kad visų neišgaudyti, kad turėtume visus metus galėtume ramiai gaudyti, o ne tai, kad tik tai baigėsi ten draudimą arba prieš draudimą. Nuvažiavom, išmušėm visus ten, ką žinau, kiek tam vis tiek dalis žuvų nepaslaptis, kad ir paleidžiam, žūsta. Tai luktelkim. Tokia tiesiog būtų komentaras. Primenu, kad varžybos 3L lydekų lyga startuos. Jeigu startavo jau dabar, galima registruotis. Kliniuotas, toj lydekų draudimas baigsis, šamų jau vyksta. Ešerių irgi, starkiai trupučiuką po mėnesio prasidės, tai neužmirškit registruotis. Smagu yra pasivaržyti, o labiau, kad nereikia kažkur važiuoti, gali gaudyti savo vandens telkinį. Tiesiog reikia turėti liniuotę, nusifotografuoti, pirmiausia prisiregistruoti, gauti viską, ko reikia. Ir šį sezoną turėti tokį pasilyginti, kaip sekasi jums, kaip sekasi kitiem. Išgarsėti ir be abejo gauti neblogų prizų. Tikrai prizų fondas įspūdingas. Kiekvieną mėnesį apdovanojimai nauji, tai jeigu aktyviai dalyvausit, manau, tikimybė kažką laimėti yra tikrai nemaža. Taip pat noriu padėkoti irgi tradiciškai Patreono 2 naujam atėjusiam žmonėm, Ignui ir, jeigu nenorėjusiam, atskleis S raidę pažymėjusiam. Ačiū Jums, bičiuliai, kad remiate. Kitos paramos neturim. Dirbame Jums. Jeigu galit, tikrai prisidėkit kuo. Ar per Patreon platformą, ar tiesiog šiaip pat pervesdami sąskaitą, visada ją paliekame. Jeigu neturi tokių galimybių, uždėkit tiesiog, palaikinkit. Paspauskit, kas nesat užsiprenumeravę, užsiprenumeruokit, spustelkit ant varpelio, tai matysit visada išeinančias šviežias laidas. Dabar keliaukim, kas kur kimba. Tai keliaukim į vakarus, aišku, jau minėjau apie karosų problemą. Tai prieš tai, kad kaip irgi visi čia puolė džiaugtis, kad neblogai kimba karosai, pervalkai kimba, juodkrantiai. Pradėjo judėti ir staiga apie savaitės vidurį prasidėjo tas, kas dabar vyksta. Tai pasakoja Darius, nežvino niečio iš nuvažiavo. Kažkaip nesupranta, sako, žvejoja pilną karosų, plaukė, bet tokie visi kaip apdujo, tokie, kaip sakyt. Paviršių, aišku, niekas ten nekimba, tai vienas jo bičiulis toj graibštą pasiėmė, ten kibirą prisigaudė tų karosų. Paskui galvoja, palauk, kažkaip šiaip taip plaukė, taip kažkaip nei šiaip, nei taip. Tai žodžiu, paskui paleido, bet pradžiai buvo masinis dalykas, kas ten tokius gaudė. Susikonservus, žvejai vietiniai tokie ypač imantis viską labai džiaugiasi. Tai irgi tas pats liečia kažkokius konservus iš karosų nepirkit. Jeigu ten pajūrį vaikščiosit rūkyto karoso kažkas siūlys, tai aš jūsų vietoj nevalgyčiau. Tai va, o grįžtant toliau, geros žinios yra iš Klaipėdos pusės, iš Palangos jau pasirodė grundalai. Daug kas laukia, tikrai važiuoja Palangos tilto.
Iš kitur kimba puikiai, plekšnės irgi atėjo. Vienas iš Panevėžio, per 100 grundalų pagavo irgi, kiek Darius pasako, žodžiu, viskas jau prasidėjo. Jau smagu, jeigu turit laiko, orai aišku nelepina kol kas, bet aš manau, čia tas atšalimas kaip visada laikinas, turėtų orai šilti. Važiuosit ir pagausit. Lygiai taip pat nuo kranto gaudant su surpmeškerėmis, manau irgi, kai grundalai pasirodo, visa pilna pakrantė. Vėžuvių beje dar nėra. Nėra dėl to greičiausiai, kad šaltas vanduo yra. Gaudė irgi tas pats Algis Mazgeika buvo išplaukęs dar Velkiau lašišų, tai 6 laipsniai, sakė, vandens temperatūra kaip tokiam laikui labai žema, tai gera žinia yra ta, kad dar lašišų yra, pagavo ir jis ten šlakį virš metro, bet sakė, tokį liesa, kaip koks ungurys. Tai matyti iš mūsų upių išėjusi, jau pradėjusi maitintis. Ir pagauna nuo kranto, kas gaudo su spiningai, su blizgėm dar pagauna lašišaičių, bet jau jeigu būdavo prieš tai ten 20 kibimų turi, tai dabar keli kibimai, jeigu vieną žuvį ištraukite, tai čia visai neblogai. Žodžiu, baigėsi lašišos, o vėjažuvės paprastai prasideda, sako, apie 10 vandens temperatūrą, kai jūroje nusistovi, tada pasirodo vėjažuvės prie mūsų krantų, tai manau, kad čia irgi turbūt, jeigu tik tai bus šilta, kaip ten srovės susiklostys, irgi gali būti savaitės 2 klausimas. Taip, kas toliau yra iš tos pusės. Iš tikrųjų, žmonės dar irgi pasimetę, ką čia daryti. Kaip ir dabar pats karosų gaudimas būna ir visas Kuršių marios važiuoja, visi žvejoja, dabar karosų kaip ir gaudyti nelabai prasmė yra, nežinau, ir nelabai kimba ir šiaip, kai žuvis stimpa pilni pakraščiai, vaizdai tokie ne kažką, ypatingai daug dabar ties Kintais, Dreverna, bet ir Kuršių nerijoj dabar ties Nida ir kitur. Viskas tas pats. Tai, žodžiu, truputį pasimetę žmonės. Nemuno žemupį važiuoja, bet irgi karšių kaip ir gaudyti nebegalima Nemuno deltos regioniniam parke. Tai važiuoja visi kažkur tai aukščiau važiuoja, kur draudimo nėra. Ir tiesą pasakius, man visada metai iš metų tas pasiklausimas. Kokia prasmė drausti kažkokiam vienoj regione karšių, arba tu jos draudi visai, arba nedraudė ten kažkaip kiekius riboti dabar taip. Kažkaip tai ten kitos ribos draudžiama, nuo tos ribos negi tas pats karšis, jis migruoja neršti, plaukia ir nieko jis nesiskiria, ten skirvytai esantis karšis, kokio, nežinau, gėgiai. Tai va, tai žodžiu, tiek dabar naujienų iš Klaipėdos pusės, keliaukime į Šilutę. Tai karšių, kaip sakiau, važiuoja vietiniai bent šilutiškiai, ten jau draudimas prasidėjo, gal skirvytai gali pagauti ir kuojų, gal ir kitos žuvies, bet visi važiuoja karšių. Dabar karšių metas važiuoja į Pagėgius, į Nemuną, į vairiausius kanalus, polderius ir visur, kur nėra draudimo. Tai gėgiai kol kas nėra, bent jau suplūdinę, kas gaudo tokio karšių bumo. Ten 2 vienetus, kažkas 3 pagauna, su lengvu fideriuku irgi. Tai nėra daug žuvies, bet kas įdomu, kad karosai pradėjo kibti. Karosai dar nesergantis kol kas. Tai irgi buvo girdėti iš tos pačios gėgės. Čia žmogus gaudė su lengvu fideriuku, 7 pagavo karosus. Linukai kimba, ten tokiam daug tokių, kaip sakyti, ežeriukų, nežinau, užpiltų kur, tai po 3 lynus, po kelis sukrapšto. Kol kas karpio arba kaip vietinio vadinamo sazano nelabai girdėt. Skirvytei, kas gaudė, vieną berods pagavo, bet irgi čia tokie gandai. Kuojų plakių yra. Sausgalviuose pernai tokiu laiku jau visi gaudavo karosus, karpius pilnai, tai šįmet kažkaip dar ne. Matyt, nebuvo potvynio, to žuvies tiek nėra užėjusios, žodžiu, toks, kaip sakyt, kitokie trupučiuką metai. Minijoje girdėt, va čia irgi kompanija viena buvo ešerių gerai užtaikę, kilogramų tokių sugaudė, bet irgi vieną dieną. Toks užėjo būrelį, surado, atvažiavo kitą dieną, nieko, tuščia su nuliu. Ir aišku, tęsės jau mano minėta, vadinama lydekų nelegali žvejyba, tokia pagavai, paleisk. Tai girdėt apie 16 ir apie 18 kg, kas beveik rekordinės, galima sakyti, Lietuvoje. Žmonės paleidžia, bet vis tiek, sako, luktelkim kitos gegužės 1. Gerbkim save ir kitus. Tai va, iš Šilutės dar irgi čia tokia istorija, vaikinukas, nuėjo čia paspiningaut, kaip supratau, ten 14, paauglys ar nežinau, vaikas, kaip pasakyti, ir pagavo lydeką. Nežinau, ar jis pagavo lydeką, ar jie nešęs namo ar kaip, bet žodžiu, papuolė inspekcijai, ir skyrė baudą. Tai vietiniai pasivedangi nepilnametis, tai tėvai aišku sumokėjo, bet tai kaip ir tokia eilinė istorija, bet gal Šilutė pasidalinusi 2 dalis. Vieni sako, kad jeigu vaikas gal net nežinojo, kad tas draudimas yra, gal kaip, gal užtektų tokiais atvejais įspėjimo, ten pakvies tėvus, paaiškinimų, nepult iškart baudų dalint. Kita pusė sako, kad įstatymai yra įstatymai, reikia laikytis, vienas įk baudą sumokėjęs, gal
gal kitas iki negaudys. Mano bičiulis Richardas, iš kurio Šilutės yra, sako, galima, sako, taip jaunimą atbaidyti, sako, su tom baudom kartais įspėjimo, pokalbį reikia pradėti nuo to. Žmogus gali tiesiog mes žvejybą ir jaunesnę kartą neturėsim pratęsimo. Tai va, taip, kas toliau su Šilutė gal tiek, dėkui Richardui, keliaujam į Jurbarką, pas Edgarą parduotuvėj, pasiskambino Edgarui. Edgaras taip optimistiškai sako, tikrai smagu Nemunas, galima sakyti, juda ir karšiokai kimba, ir žiobriai. Karšiai prie Viešvilės, prie Smolininkus, bet irgi tokie skaičiai įspūdingi. 2, 3, 4 karšiai, kas pasėdi, taip kaip sakyti. Kaip ir pagauti galima, bet stebuklų nėra. Prie Skirsnemunės girdėt, kad žiobrių neblogai pagauna visai ir apskaitai žiobris jau pasirodė Nemune, viskas gerai ir šapalą kas gaudo. Tai va, Mituva jau panašu baigėsi ir turbūt be rudens nieko nebus. Tai žodžiu, viskas į Nemuną, veiksmas yra, žmonės patenkinti ir aišku laukia visi gegužės 1. Tai visos karjerai užtvankos ir kiti vandens telkiniai ir tas pas Nemunas jau tada plūstels piningautojų minios. Šiauliai dabar, kas girdėtai, karšiokų ventoj pagaudė visai smagiai radę žmonės, bet aišku, kaip vietų nieks neišduos, bet žodžiu, pataikė, pagavo ir girdėt, kad šamų pagauna. Šamų pagauna, taip irgi vietos, iš pasakymų sunku pasakyti, ar ten Gudelė, ar Šiaulių jūra, ar kažkas kitas, kas jau šamistai, tai moka vietas liepti. Bet krito 2 šamai, 25 ir 27 kg ir panašu, kad daugiau. Ir smagu, šamai jau tikrai pradėjo kibti ir ta žuvikas gaudo, ypač čia tai su dugninėm beros pagavo, bet taip tai, kas su laipskene, holotais, dabar tikrai žvejyba vyksta pilnu tempu šamų ir tiesiog mokomės jos gaudyti ir pagaunam smagiai. Šiaip kalbėti apie Šiaulius važiuoja visi Latvijos žiobriai, nepaslaptis. Linai dar nekimba, beje, irgi nei Rėkyvoje, nei kažkur kituose ežeruose, bent jau kažkokio tokio. Dėkui Ruslanui, iš parduotuvės pas Ruslaną irgi jo žiniomis dar sako, ne, kažkaip ir pašarų lininių dar neperka, turbūt ar irgi truputį dar reikia luktelti, šilumėlės. Keliaukim Pietų Lietuvą dabar, Druskininkus. Tai iš parduotuvės ir Rimo Ramono parduotuvėje, tai dėkui Evaldui, mūsų talkininkų laidos, tai žodžiu, kas girdėtai, šapalai Nemune kimba, kas žirnių gaudo, kas batonų jau toks, kaip sakyti, šapalą gali pavaikščioti, pakaršiais tikrai surasti, pagauti. Bet šapalai irgi jau truputį traukėsi link vidurio, pas upės ir pas vištų tokių pakraščių, palei žolės, palei krantus, trupučiuką toliau. Ežeruose šamai kimba, irgi žmonės turi echolotus, jos mato, gaudo, išmoko gaudyti, šamų pasirodo labai daug, net žuvinimai visi ten legalūs, nelegalūs jie vyko. Tai dabar nauja mada, dabar visi laukdavo seniau gegužės 1, dabar jau balandžio 1 laukia, kad prasidėtų šamų žvejyba, gaudo ir pagauna. Nemuno, jeigu dar sugrįžtant, tai kažkaip karšių mekšrų nelabai šiemet ir buvo ir nelabai ir dabar pagauna. Stovinčiuose vandenos irgi kažko labai negirdėt kol kas dar. Upėtakiai, upeliuose, tačiau kaip visada pavasarį nieko nenustebinsi, keliaukime į Merkinę Varėną. Tai irgi Nemunas tie patys šapalai, ką visi sako, tik tai reikia paieškoti, irgi ne visur, tikrai pavaikščioti krantais, pasižiūrėti ne vieną vietą, kažkur tikrai surasime, o nedėliuose ežeriukuose, užtvankėlėse linai, jau kaip linai su karosais ir tokie linai dar pavargę, nelabai stipriai priešinas dar kaip, bet žodžiu, jau prasidėjo, jau gaudo daug kas ir pagauna smagiai. Ir kimba beje būtent auksiniai karosai, tai tokie mūsų senieji, krakės ar kaip jos dar vadina. Tai irgi egzotinė žuvis, gana reta ir toks, kaip sakyt, prašymas būtų, pagauna tą auksinį karosą. Paleiskit, nieko iš čia ten gero, labai kaulėtas, ten tikrai kulinarinio šedebro nepadarys, to žuvis reta, nykstanti, tegul gyvena mūsų, tegul puošia mūsų vandens telkinius. Ką dar irgi su Sauliu Karlu nukalbėjau, kaip tik pagavau žvejyboje, tai avižadelbių raudės gaudė. Tai sakė, kad dar berods 4. laidą paleido. Smagė nukimba, tai tikrai vien kol kalbėjom, turbūt 5 kibimus turėjo, 4 žuvis ištraukė ir 1 avižą nusegė, turbūt lydeka. Tai šito žuvis aktyvios, galima pagauti ir čia apskaitai avižadrebis yra toks būdas, su kurio visada kimba. Eilė žuvų. Tušti neliksite. Tai laikas jam tikrai yra neblogas.
Šmerkio gal nelabai kokių gerų žinių, sako Saulis, nu nieks nieko labai nepagauna. Vienam ruožė dar kažkokius trepetukų kažko, bet šįmet merkys labai jau toks kupus, gal dėl žemo vandens, gal dėl kažko. Taip, kelkime į Suvalkijos pusę, tai dabar iš Prienus. Tai iš Prienų žinios tokios, kad karščiai apstojo. Tie garsieji vangai ir visa kita, ten ta pakrantė, taip kažkaip, tai matyt, karščiau buriavimais išsibarstė. Pakilo ir po visas marias, po visą Nemuną iškeliavo, tai, žodžiu, baigėsi jau tas masinis kibimas nuo pat pavasario, net nuo rudens trukęs. Reikia žuvies pasiieškoti. Karosai gal girdėt, kad pradėjo kibti ir gaudo kažkur kitapus Birštono. Paieško ramumose. Ne tai, kad jau ten baisiai labai gerai, bet galima pagauti. Ir apskaitai su karosais mariose tai pajudėjo iš tos pusės, kas važiuoja. Mekšrų irgi kaip kibo, taip šįmet buvo kažkiek, tai dar prieniškiai matė, bet šiaip jau taip nedaug. Kas girdėjo dar irgi su šapalais, o kojos buvo užėję, mekšrai vadinami kur daugiau, tai verknės buvo verknės, čia žemupy suėję, bet kol buvo per tą šilumėlę ir labai smagiai gaudė, bet irgi dabar tik tai atšalo orai ir sakė įsilakstė, tai ko gali verkniai pagauti šapalų. Tai viskas kaip ir neblogai, kelkime Marijampolę, Saulius taip labai optimistiškai iš vienam gale kablys. Parduotuvė, žinok, sako, viskas kimba ir visur, sako, vienu metu staiga viskas prasidėjo, kas nori. Linai, karpiokai, karosai, šapalai upiai. Tai, gal vienintelis dalykas, sako, kad ešeriai kažkaip, tai ešeriai streikuojas. Ne, su ešeriais dar visa kita. O visa kita tai kimba puikiausiai, kas važiuoja šapalų gaudyti Kudirkos Naumėščio pusę. Bet visa šešupė iš esmės viskas jų dar gražių šapalų girdėt, pagauna tikrai. Tiek naujienų iš Marijampolės, keliaukime didžiuosius mūsų miestus. Tai Kaune irgi su Algirdu Šiukšteriu kalbėjau ir iš pilnos valtės, sako, žinok, smagus, kimba viskas, bet aišku, jie dabar su kolega Vilium tai šapalais užsiėmė, sako, tokio šapalų ir tokio dydžio kibimo ir nereik toli važiuoti, viskas pačia mieste ar truputį, žemiau miesto kažkur tai ir svarbiausia dydžiai, 2 kilogramai, ta prasme, o tokie ar net virš 2 kilogramų pasitaiko. Vilius gaudė jau Nemune, tai pagavo apie 10 šapalų, tokių, kaip sakyt, gražių, bet jau ant kukurūzo kimba. Algis dar liktai ant batono dar gaudo, taip, bet, žodžiu, ko gaudysit, bet šapalų laikas tikrai neblogas ir kimba tiek Nery, tiek Nemune. Apie Nevėžį gal mažiau girdėjau, bet Nevėžis tokia ankstyvo pavasario upė dabar, kai prasidėjo Nemunas, prasidėjo Neris. Nevėžį paprastai palieka daug kas ramybėj ir geros žinios yra tikrai su žiobriais, viskas labai puikiai. Nery kimba, link Lapių ir kitur jau turbūt gal ir Jonavos pasiekė, aš manau, taip. Žodžiu, su žiobris kimba gerai, jeigu turit galimybių, turit laiko, nereik toli važiuoti. Smagi žuvis, skani žuvis, valgot, važiuokit ir pagausit. Ir Kauno marios be abejo. Kauno marios irgi pilnai atsigavo, ir karosai, ir karšiai, viskas kimba praktiškai visur, ten geriau mažiau nuo vietos priklauso, bet iš Kauno žinios tik tai geros. Kaišiadorys dabar keliaukim parduotuvė pas Vilių. Vilius papasakojo, tai irgi jeigu kalbėt visi Kauno marios, visas tokia, kaip sakyti, dėmesys tenais, tai sėkliuose karosai, kai pradėjo kibti, tai pradėjo ir nuostabiai. Tai, žodžiu, gaudo visi smagiai, Kapitoniškėse, visur kitur giliau karščiokai, plakiai kojos, viskas kimba, irgi visur buvo jo, draugai išplaukė į marias pagaudyti ešerių, gaudė dar žieminio būdų su velniukais, tai smagiai, 4 ešeriai 2 kg, toks standartas ir negiliai 4 metrų. Kaip įdomiai karščius 3,5 kg papuolė irgi tą visą velniuką surijos. Ir pagavo vieną sterką, aišku. Sterką pagavo, paleido, ten normalų žmonės, taip jau, kaip sakyt, nuo lizdų negaudo, bet sterkas jau buvo juodas ir toks vaidas gal jau pradėjo saugot lizdus. Tai vėlgi tas, kaip sakyt, mūsų labai jautrus metas yra. Brakonieriai labai to naudojasi. Arba brakonieriai, arba nežinau, kaip juos pavadinti, žmonės, kurie plaukia ale gaudyti ešerių. Sterkus paleidžia tikslingai ir nukelinėja nuo lizdų. Tai tokia, kaip sakytų, ten kažkokį malonumą turi tą žuvį traukdamas. Sterkas gina lizdais, ten nesirenka nei masalą, nei nieko. Bet tu nukėlė jį ten, užtraukė, paleidė ir grįž prie to lizdo, ar nežus visą ikrų dėtis, tai patys įsivaizduojat, kokia prasmė tai. Palikim ramybę iš tikrųjų, nes jeigu yra galimybė, neplaukim, daugelis žinot, kur tos nerštavietės yra, tai nepaslaptis. Tiesiog ešerių ir kitur galima rasti. Tegul. Praeis mėnesiukas ir prasidės starkių gaudimas, tegul normaliai išneršia, pasidžiaugia.
Čia tik ir galvos skausmas ir aplinkosaugininkam, ir mum, ir toj pačioje taryboje, ir tarp visuomenininkų, kaip apsaugoti tos sterkų lizdus, nes jie išsibarstė, nėra kažkokio tokio vieno regiono, kad ten uždarė ir viskas. Ir čia didžioji tokia, kaip sakyt, problema yra, kaip juos apsaugoti. Gal jūs kažkokiu turite idėjų ar kažkokiu praktikų, gal užsienį kas matė, yra buvę, kaip tokiu atveju yra reguliuojama, tai tikrai parašykite, mielai pasidalinsim. Kas dar, jeigu Kaišiadorių grįžtant, tai ežeriukuose linai ir karosai kimba neblogai. Limituotėse ežeruose karpiai, žodžiu, viskas kaip visada yra. Kalbant apie nerį, tai labai smagiai su pyderiu irgi šapalus gaudo tiek prie Čiobiškio, tiek prie Paparčių, tiek kitose vietose. Žiūrėjau, neris, ir kažkaip galvoju, tiesą sakant, irgi turėjau čia Žiobrę važiuoti, bet ten kalbėsim paskui apie Šiaurės Lietuvą, ten šiokių tokių problemėlių yra. Su mūša gali būti, kad teks keliauti šapalų pagauti. Nerį, kas tikrai smagu. Elektrėnai, Vievis, gal ir Vilnių to paimsim. Tik sakiau, turėjau žygį palei nerį, kelis kilometrus, tai pasivaikščiojimą. Tai kas nustebino, pirmiausia, kad nei vieno žvejo nesutikau, aišku, šiokią dieną čia buvo. Kitas dalykas, kad per turbūt kokias 3 valandas palei nerį aš nemačiau nei kokio salačių, nei šapalo pūkštelimo, net turbūt aukšlės kokio žaidimo. To upė kaip negyva atrodo. O šiaip, giriasi visi, kad pagauna, tai tiesiog žuvis nesirodo, bet matyti kimba tiesiog giliau dar tiek nesušilo, kad į paviršių kiltų, nors vandens temperatūra apie 15 laipsnių, bent jau kiek žiūrėjau, tai praktiškai ranka iki šį vandenį nešalta. Kažkas gal ir maudymosi sezoną atidarinėja. Tai va, grįžtant prie Vilniaus, kažkaip miestas irgi tuščias. Va čia, kur filmuojamės dabar, populiarios vietos, nei vieno žvejo nemačiau, visi kažkur išlėkę. Kažkur kitur iš miesto žuvis išėjusi, ko gero, aišku, dalis visada lieka. Ir dabar jau reikia gaudyti, vaikščioti per plotus ir jos ieškoti. Turėjau gerą žvejybą, kadangi tokias atostogėlės turiu čia savaitėlę tiesiog atsigauti. Tai yra prie Kenos tokia Akvilėgija tvenkinys, ten cenzinė žvejyba, kaip sakyti, komercinė žvejyba, gal taip pasakyčiau. Tai ten Šiaulius Algirdas pakvietė, sako, pabandyk, nuvažiuok. Tai pagaudžiau vienas, pasėdėjau, tai visai smagiai, 8 žuvis, tai ir pirmąsyk pagavau. Pirmą žuvį, kur senai ieškojau, F1, karosų karpių hibridų, tokių porą kilogramų ir daugiau, ir karpių gražų matysite vaizduose. Tai žodžiu, komerciniai telkiniai, kurių apie Vilnių yra nemažai, tai tikrai visų pajėgumų, visų žuvis kimba. Gal tik koboja dar irgi tokio 4 kg karpiuką su fideriuku, tokiu lengvu įseginu, tai jeigu vasarą, tai ten suriestų, nežinau, į riestainį ir ten būtų reikalų, tai dabar tik tai masė, ten pjauti, kad didelė žuvis, bet dar tokios jėgos žuvis neturi. Tai. Jeigu irgi neturit laiko, norit kažkur tai tiesiog važiuoti ir pagauti. Per trumpą laiką tai komerciniai telkiniai, ta pati Akvilėgija prie Kenos, kaip čia pasakyti, net nežinau, 30 km tiek kaip visi kiti, kurių čia bent jau kokie 4 ar 5 yra, kiek aš žinau. Jūsų laukia ir galit puikiausiai pagaudyti. Dienos ilgos, iš tikrųjų galima net po darbo nulėkti, ten porai valandų tušti neliksit. Keliaukim toliau tada, jau į rytus ir Šiaurės Lietuvą, tai iš Molėtų visada skambinu su tokiu žiniom, siginu, kaip šamai, nežinau, kad žmogus jau ten išprotėjęs dėl to. Tai žodžiu, 3 dienas žvejojo, tai vieną dieną 2 pagavo, kitą dieną 3, trečią biurots nieko nepagavo, žodžiu, kaip yra tai. Dydžiai gal nestebuklas, metras 1,20 m, kaip nestebuklas. Nestebuklas gal tiem žmonėm, kurie gaudo su laivais įpratę prie trofėjų, mums ten virš metro šamas, vis tiek kokie 8 ar 10 kg, vis tiek didelė žuvis, bent jau man asmeniškai. Tai va, įdomiai, šamai pakilę iki metro, bet jeigu pakilę iki metro nuo paviršiaus plaukia, kaip ir žuvies daug matyti, kad jau visai jau pasidavusi pakraščius. Bet negali pagauti aukštai pakilus. Jeigu 3-4 metrus randi šamą, kaip sakėsi kitas, tada būna, kad čiumpa, bet irgi reikia pataikyti dėliai. Pataikyti, jeigu per pusmetrį nueis pro nosies, masalo nekips. Tu jau vos nei nosį dėliai įvesti, tada čiumpai, bet irgi ne visada. Ir, kaip palyginimas pasakė, kad žinok, šamai tai kaip stintos, nesuprasi, kaip užėjęs. Užėjo kimba iš to, neužėjo, duodi absoliučiai 0 dėmesio. Tai va ir juda, šamai nestovi, žodžiu, pastovus plaukėjimas, vandens temperatūra apie 10 laipsnių, sako, randi kažkur į lankelių, kur šilčiau apie 12. Tai, žodžiu, laukia visi lydeko irgi, bet kaip supratau Sigitą, tai jau lydekos atsigaudęs duos per šamus. Aišku, neatsilaikys, aišku, ir lydeką, kiek aš žinau, tai aš manau. Tai va, į Anykščius keliaujant iš Šventoji šapalai girdėt, kad pasigauna su žiobriais.
Bijau kažką pasakyti, jeigu kažkas gaudo, gal ir pasirodė pirmieji tyliai, tai tikrai nesigiria. Tai, žodžiu, neturiu tokios tikros informacijos apie žiobrių šventoji, daugiau gandų lygmuo. Pirmieji žiobriai lygtai jau yra, bet taip, nežinau, sakykim taip, nepatikrinta informacija, galvos neguldyčiau. O šiaip dauguma irgi iš tų pat jaunykščių lekia į Nemunėlį, gaudo žiobrius, kimba ten žiobrio visai kitas standartas ir kibimas ir pagauna tie, kurie moka gaudyti. Iš tikrųjų, iš Nemunėlio dar irgi kalbėsim. Utenos pusė keliaukim, tai karosai kimba, maži ežeriukai, užtvankelės seklos, karosai kimba, lynas šiek tiek dar prašiau. Karšiai pavieniai, tokių irgi didelių būrių nėra, bet žodžiu, sekliuose ežeruose viskas jau vyksta ir ešeriai kimba iš tikrųjų. Ešeriukai gal, sakykim taip, irgi nesusibūriavę, nemasiškai, bet kur seklesnė bala, ten pagauti nesunku, didėja ežerai dar truputį anksti, ruošiasi visi lydekom dabar, tai irgi tie patys važiuoja uteniškiai gaudyti žiobrių, tai tą pačią Latviją. Lielupę, tai žiobriai kimba puikiai. Kaip sakė Jonas Trinkūnas, tai sako, taip, aš tai sako, žiūriu taip, jeigu tu nuvažiavai per 4-5 valandas 20 žiobrių nepagavai, sako, žiobrius mes paleidžiam, sako, kiek iš čia galima gaudyti. Tai nelabai vykusi žvejyba, tai buvom dabar, sako, pagauni 15-20 žiobrių, tai taip, kaip ir paprasčiai, bet, žodžiu, pagauti galima smagu. Tai va, Nemunėlį gal tik buvo iš jo kompanijos, tai čia turos ketvirtadienį, tai kompanija važiavo, nepagavo, visą dieną lietus pylė, sako, kažkaip tai nebuvo kibimo, bet kitom dienom gerai pagaudavo, visur kaip visur, visada pasitaiko, gali pataikyti, gali nepataikyti. Panevėžį keliaukim, tai dabar Nevėžis, kaip nekeista, tuščias ir aukščiau ganėtinai, Panevėžio mariose, kaip visada kimba vadinama šušara, kojytės, plakiukai, karšiukai, ir linai jau pradėjo gaudyti, kol kas pavieniai, kol kas nedideliais kiekiais, pagauna dar ne visi, bet jau galima sakyti, tikrai prasidėjo. Iš Krekenavos pusės irgi kažkokių stebuklų nėra, kojyčių pagauna pavienių šapalus. Tokios kažkokie irgi žiobrių nėra, gal ir nebus. Lėvens upė irgi, prie Pinevos, tai kažkokia kojytė, kažką irgi tokio kažkokio. Tai yra Kupiškio mariose, tai galų gale gal geriausios žinios iš tos pusės, kad marių tam aukštupy gale jau linai prasidėjo ir didėjai karosai. Karosai ten tikrai gražus, ten daug nepagausi, bet papuola iki 3 kg, tai smagu, iš Liberiškio tvenkinio, irgi kas pirmieji bandė, dar gerų žinių nėra. Kažkokių kibimų turėjo, bet nepagavo. Ir be abejo visi važiuoja į Pasvalį, apie ką čia daugiausiai, ne į Pasvalį, į Nemunėlio pusę, Nemunėlio Radviliškį ir visus kitus Nemunėlio vietas, tai turėjau tiesą pasakius važiuoti penktadienį, šiandien 2 dienom pagaudyti mušą pas Šiaulidainių, pas Kanadainių, sako, dėjo lietaus aukštupiuose, vanduo sukilo, neša šiukšlės, purvas, tai čia ketvirtadienio žiniom ir sako, atidedam, nieko gero nebus savaitėliai, sako, tai va, iš kitų girdėjau, kad jau liktai irgi jau penktadienį jau tų šiukšlių mažiau nešė ir viską ir kažkas gaudė ir pagavo po keli žiobrius, tai tikėtina, kad savaitgalis bus gaudomas, bet, žodžiu, dar taip, kaip sakyti, sumuša, taip, yra rizikos nuvažiavus. Tai va, bet gera žinia yra ta, kad kai yra aukštas potvynis, tada žuvis masiškai iš Latvijos jau tikrai suėjo, ta žuvis yra, jos yra daug ir tas potvynis tikrai yra į gerą, kad žuvies yra daug ir gaudysim, gegužės 15 labai smagiai. Tikiuosi, kad tikrai pavyks nuvažiuoti kitą savaitę. O Nemunėlį, kaip girdėt, labai prieštaringos žinios. Iš esmės žuvies yra daug, žuvis yra atėjus, bet pagauna ne visi, būna liūdnų dienų ir labai reikia ieškoti. Yra tokie susibūriavę kažkokiais tarpeliais. Tu turi surasti ruoželį, netgi tiksliai pataikyti. Metrą nuo tos vietos ten pravesi, ne ten nepagausi. Tai už tai pagauna, kas gerai gaudo, tie tikrai pagauna, bet tikrai nemažai kas ir nepagauna. Ir kalbėti apie vietas irgi tikrai pusė Lietuvos ten yra suvažiavę. Reikia pasiieškoti ir jeigu su to pačiu Dainium kalbėjom kaip alternatyvą, kad gal važiuojame į Nemunėlį, tada tai sako, reikia tada 3, kokią 2 nakties būti vietoj, laukti, kad prašvitus užsimti vietos. Jeigu spėsi, pataikysi, taip sako, nes aš irgi ten buvau nuvažiavęs, tai sakė, čia atsistojau nuo 2 nakties, tik tai biškai prašytoj vietą atsistojau, už kelių minučių jau kolegos pasirodė, tai jam pasisekė, o žuvis yra pagavo. Tai va, ir pabaikim tradiciškai Zarasais, ten šalta, Lietuvos Sibiris, galima sakyti, kažkokiu tai didelių nėra, kas gerai kimba, tai aukšlės ir kuojos ežeruose.
kiek sakė Audrius iš Meškerinės, bet dabar, sako, niekam neįdomu, visi ruošia valtis, perka masalus, vinioja valus, gegužės mėnesį bus didžioji regata, visi plauks lydekų. Didieji žvejybos atlaidai prasidės. Tiek, bičiuliai, naujienų, tikiu, kad ir jūs laukia daugumą lydekų žvejybos, nedaug jau liko laukti. Orai trupučiuką čia pavėso, bet lydekam gal nėra jau taip labai tragiškai blogai, nebent bus didžiosios šalnos, tai truputį gali tada čia mums reikalų pridaryti. Bet aš manau, kad viskas bus gerai. Tikrai. Geriausias metų laikas prasideda gegužę, prasidės savaitės vidury ir nežinau, kada būna, jeigu jau. Kada būna geriau? Turbūt nebūna geriau kaip gegužė. Tai tiek, bičiuliai, keliaukim į gamtą, džiaukime, susitiksim prie upės. Iki.